Sveiki draugai, šiandien yra prieš paskutinis vasaros savaitgalis, mes poilsiaujame prie jūros, miške labai gražus oras ir aš nutariau su jumis trumpai pakalbėti apie vieną temą, kuri jau egzistuoja kurį laiką ir tie, kas mane sekate jau apie metus, galbūt kažkas net ir daugiau seka mane, nes projektas jau egzistuoja jau nuo 2013 metų pradžios. Taigi turbūt visi matėt mano kažkurios postus, kurių tekstą aš rašiau 2 hashtagus, tai buvo 1%, o kitas hashtagas buvo velniop standartus. Taigi, ką tai reiškia, kokia yra pati projekto arba šios rubrikos mintis ir kodėl aš norėčiau paskatinti vėl atnaujinti šią rubriką ir kad jūs prisijungtumėte prie jos egzistavimo. Taigi, 1%, tai reiškia, kad aš skatinu visus ir pats bandau tą patį propaguoti. Aš noriu, kad kiekvienas žmogus, tame tarpe ir aš, kad kiekvieną dieną mes taptume 1% geresni, negu buvome vakar. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikia stengtis šiandien kažką sužinoti naujo, kažką perskaityti, galbūt su kažko pasikalbėti, galbūt pasižiūrėti kažkokį tai video, galbūt sporto salėje kažką naujo ir įdomaus ir tokio neįprasto nuveikti. Arba, sakykime, jeigu jūs į sporto salę nevaikštot, jūs neužsiminėjat su svarmenimis, galbūt jūs bėgiojat ir kluojat, galbūt jūs minate dviratį. Svarbiausia, kad kažką pasiekti, kažkuo tapti geresniu, negu jūs buvote prieš tai. Taigi, ši idėja prasidėjo maždaug praeitų metų, jeigu aš neklystu, lapkritį. Aš pradėjau kiekvieną rytą, aš atsibūsdavau, papusryčiaudavau ir kiekvieną rytą aš parašydavau postą. 1% velniop standartus, tai reiškia, jeigu visi žmonės, visa minė regresuoja arba stovi vietoj, tai aš propaguoju būtent nebūt standartišku žmogum, aš propaguoju kiekvieną dieną progresuoti, tik tai kilti į viršų, lavinti save tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Taigi kiekvieną rytą aš parašydavau trumpą sakinį, ką aš sužinojau vakar. Arba ką aš vakar naudingo nuveikiau, ką prieš tai galbūt aš negalėjau, ko prieš tai aš, pavyzdžiui, negalėjau padaryti. Tai galėjo būti galbūt kažkoks žodis, jeigu aš mokinuosi, pavyzdžiui, anglų kalbos, galbūt aš vakar sužinojau kažkokį tai naują žodį ir aš parašau, kad aš sužinojau tą ir tą žodį ir jisai būtent reiškia tą ir aną. Galbūt vakar pas mane buvo bloga nuotaika arba buvo sunki darbo diena ir aš labai nenorėjau ateiti į sporto salę, bet priverčiau save, psichologiškai tapau stipresniu ir būtent taip aš tapau 1% geresnis. Galbūt aš skaičiau kažkokią tai knygą, galbūt aš žiūrėjau kažkokį tai video YouTube, galbūt su kažkokiu tai įdomiu žmogum kalbėjau ir aš iš pokalbio su juo sužinojau kažką naujo. Taigi viskas tai įeina būtent į tą procentą, 1% būti geresniu negu vakar. Taigi 3 priežastys, kodėl būtent šita rubrika, aš manau, turėtų gyvuoti ir toliau, mes ją būtinai sakykime, pažadinsime, mes vėl rašysim kiekvieną rytą ir 3 priežastys, kodėl jums tai būtų naudinga ir kodėl jūs turėtumėte dalyvauti, rašydami komentaruose, ką padarėte gero. Taigi priežastis numeris 1. Kiekvieną dieną jūs tikrinat mano Facebook puslapį arba mano Instagramo paskyrą ir jūs sužinot kažką naujo. Ta, ką aš sužinau, pavyzdžiui, aš sužinojau žodį anglų kalboje, pavyzdžiui, progression. Ir aš parašau, vakar sužinojau tą žodį, jisai reiškia tą ir tą. Arba vakar sužinojau, kad didelis kraujoje kiekis leukocitų, tai gali reiškia tą ir aną. Taigi visų pirma, jūs sužinot naują informaciją. Visų antra, jūs pasidalinate kažkuo, ką naujo sužinojote jūs vakar. Tai reiškia, jūs jau pasidalinate savo žiniomis ir paskaitote komentarus kitų komentatorių. Tai reiškia, kad jūs gaunate, kuo daugiau žmonių dalyvauja, tuo daugiau informacijos kiekvieną dieną jūs gaunate. Tai gali būti labai maža informacija, bet galbūt jinai netgi nebus jums nauja, bet jeigu dalyvaus netgi 10 arba net 15, nors 15, sakykime, žmonių, tai iš 15 kažkokių tai naujovių, naujienų, žinių jūs tikrai išrinksite vieną, kurios jūs nežinojate. Ir taip jūs tapsite 1% geresni, negu buvot vakar, kažką naujo sužinosite. Ir numeris 3. Jeigu jūs jau nuspręsite, kad jūs dalyvaujate taip pat šiame socialinėme projekte, šitoj rubrikoje, tai jums tarsi yra toks, tarsi jūs privalote kažką perskaityti šiandien, kad rytoj jūs galėtumėte pasidžiaugti, kad jūs galėtumėte rytoj parodyti ir pasakyti žmonėms, ką jūs naujo sužinojote. Jeigu, pavyzdžiui, ateina vakaras 10 val. Vakaro ir jūs
pradedat galvoti, ką jūs rytoj parašysite, kaip jūs tapote geresniu ir jums neateina jokia idėja. Ta prasme, jūs suprantate, kad nieko naujo per šiandien jūs nesužinojote ir kad rytoj bus, sakykime, netgi gėda prisipažinti, kad jūs netapote geresniu. Taigi, prieš einat miegoti jūs turit nors ir 15, nors 30 minučių, nesvarbu. Įsijunkit kažkokį tai tinklapį. Tai gali būti netgi galbūt kažkoks sporto tinklapis arba koks nors ta pati Wikipedia, ką nors. Galbūt jūs tiesiog, pavyzdžiui, nežinot, kokia yra Havajų sostinė ar dar kažkas. Ir jūs sužino tą informaciją ir jūs ramus einat miegoti, žinodamas, kad rytoj iš ryto, kai aš parašysiu tą postą, kai jūsų draugai, jūsų kolegos postins kažką naujo, ką jie sužinojo, jūs taip pat galėsite pasidžiaugti ir galėsite pasigirti būtent šią naujieną. Taigi, šiandien turbūt yra paskutinės rugpjūčio jau dienos ir jūs matote šitą video. Nuo rugsėjo 1 prasideda šios rubrikos atnaujinimas. Rugsėjo 1 dieną aš parašysiu naują postą, parašysiu, ką aš sužinojau naujo rugpjūčio 31 dieną, tai yra vakar, ir jūs dalinsite su manim. Aš skatinu visus jūs prisijungti prie šito projekto, tapti 1% geresniu kiekvieną dieną, nors kažkokia tai smulkmena, bet svarbiausia yra progresuoti, nestovėti vietoje, kad nevyktų regresas, nes mes negalim stovėti vietoje, nesakykim, vyksta arba progresas, arba mes važiuojam žemyn, arba regresuojam. Taigi, progresuokim kiekvieną dieną ir iki pasimatymo.